Labas. Pakalbėkime apie pokyčius. Dabar kas tik nenori pokyčių? Nori tu, nori aš, nori turbūt visi aplinkiniai. Turbūt tu, kaip ir daugelis, sako, suvokiu, žinau, suprantu, netgi ko reikia. Bet kažkas mane stabdo, slopina ar varžo. Na, kitaip sakant, randam milijoną priežasčių, kodėl to pokyčio taip ir nepasiekėm. Tai kur problema? Šiandien aš pasistengsiu edukuoti, papasakoti, o tu jau spręsi, ar atpažįsti save ar ne. Ir prašymas, jei save atpažįsti, tau įdomu, rezonuoja, patinka, paspausk patinka ir subscribe ar prenumeruoti. Tau tai mažas žingsnis, o man didelė nauda. Tad būčiau tikrai labai dėkinga. Tai dabar apie pokytį. Tas suvokimas, žinau, suprantu, bet kažkas stabdo, dažniausiai sukuria vidinį konfliktą. Kodėl? Todėl, kad pasiteisinam savo neveikimą dažniausiai baimę. Bet kai paklausi žmogaus, tai kas tave toje baimėje stabdo? Ko tu tai bijai? Kai kada žmogus net nežino ir sako, aš nežinau, tiesiog stabdo. Vat kažkas ten yra, dėl ko man taip baisu. Kai atrandi, kas yra tas kažkas, susiformuoja aiškumas. O aiškumas priveda prie naujo suvokimo. Kitaip sakant, seno dalyko suvokimas naujai. Seno dalyko suvokimas naujai dažniausiai, beveik visada, įgalina žmogų formuoti naujus įpročius. Tu turbūt galvoji, kokio velnio dabar tie įpročiai. Dovano katinas drasko draskyklę, tai turbūt girdėsis fone. Tai prie ko tie įpročiai? Įpročių turim įvairiausių. Ir prieš tai pamiršau paminėti, kad įpročiai sudaro didžiąją dalį mūsų problemų. Nes įpročių yra įvairiausių. Yra mąstysenos, yra jausenos ir yra elgsenos įpročiai. Dalis jų yra sąmoningi, logiški, suvokiami. Tai, kad tu suvoki, kad įpratęs esi valytis dantis, suvoki, kad įpratęs gamintis, kaisti ryte kavą. Dalis įpročių vis tik, ir labai net nemenka dalis įpročių, yra pasąmoningi įpročiai. Tie, kurie slypi už logikos, sąmonės arba suvokimo ribų. Kaip tai susiję? Tai va tas kažkas yra dažnai dalis įpročio, kitaip sakant, įprantame bijoti. Ir jei įprantame ilgai ir darome tai sistemingai, tai tampa įgūdžiu. Mes įgundame bijoti. Ir štai atsakymas. Jei aš noriu pokyčių, bet esu tiek įgudęs bijoti, kiek tikėtina, kad aš tą pokytį pasieksiu. Kiekvienam atsakyti pačiam savo. Turbūt nelabai tikėtina. Kai išsiaiškini, kas iš tiesų yra tas kažkas toje baimėje, gali formuoti naujus įpročius, pavyzdžiui, baimę keisti ryžtu. Ryžtingai žingsnis po žingsnio siekti asmeninių tikslų. Net kai baisu, net kai nedrąsu. Tai jei tu manai, kad nori pokyčių ir tau reikia aiškumo, bet nežinai, kaip jo gauti, čia aš tau padėti galiu.